Labas. Mano vardas Marius. Man 21. Papasakosiu biškį apie save. Tai va, man 21 metai. Tai jau prieš porą metų baigiau vidurinę. To tėvai liepė stoti į univerą, gerą, tipo riomerį, kad išlaikyčiau gerai egzus, kad, tipo darbas surasčiau, kad babkių būtų, tipo. Tai va, tai tėvai, čia va tėvas sakė, tipo. Pačiam tai kažkaip nebuvo įdomu, nei univerį ten studijuoti, nei ten toj mokyklai. Šūdas, kas ten gero gali būti. Va, prie kompo įdomiau. Dai, būdavo ten įdomu, tik tais savaitgalis varydavom pagert su chebra. Va, čia tai geras būdavo. Prisiliuodavom ten. Tai va. Kas čia dar? Šiaip esu labai užsiėmęs. Varau į univerą kartais. Porą kartų savaičių. Tėvas liepia, sako, varyk, sako. Tipo. Tai va, bet šūdas, neįdomu. Uždėti ten, spaudžiate, didėsti, nesveikia. Mokytis, sako, mokytis. Nafik, laiko man nėra. Kada man mokytis? Nesprantu. Stop. Aš visai ne Marius. Ir niekada jo nebuvau. Nori tobulėti, pažinti save, viešai kalbėti, vaidinti, kalbėti, susipažinti su protingais dėdėmis ir tetomis, pagaliau padaryti tai, ką visada norėjai padaryti, o galbūt pagaliau tiesiog viską imti į savo rankas, ar tiesiog susirasti naujų draugų. Atvyk į unikalią kito varianto žiemos stovyklą. Bus labai smagu. Daugiau informacijos www.kitasvariantas.lt. Kito varianto žiemos stovykla.